Liusai gyvena bute ir apskritai atrodo kaip padorus šuo. Tačiau šis regis gerai besielgiantis šuo pradėjo plėšti šunį, kandžiotis. Močiutės šlepetės suplėšytos į skutelius, pirštinės išmėtytos, skarelės, pavogtas mėsos kepalo gabalas ir šis gabalas užkastas smėlyje. Šuo gali būti gana meniškas ir gali taktiškai bendrauti su visais. Taip, jį moka, bet jį to nenori, tai garsiai urzgia, tai trypčioja kojomis. Kelionė į apleisto vasarnamio palėpę buvo taip smalsu, nors nesėkmingai. Liusė buvo tvirtai įstrigusi tarp langinių, rėkė ir lojo, kandė orą. Jiems prireikė pusvalandžio, kad ją iš ten ištrauktų, valandos, kad ją ištrinktų šampūnų ir šepečių. Tyli, liūdna jauna moteris, visą naktį šiltai laikėsi oranžinėje antklodėje. Ir jį pažadėjo būti nuostabi kalytė. Bet vėl jie elgėsi netinkamai.